Kai esi prisijungęs, gali viską. Būk kūrybingas, pramogauk, leisk laiką su šeima. Būk savimi. Su Baltikum internetu. Būk savimi ir būk prisijungęs. Užsisakyk jau dabar Baltikum. Trečiadienio Liepos 1 laidoje laukiniai gyvūnai padaro pasėliams, pievoms žalos už 10 000 eurų. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje atidaryta globojamų vaikų fotoportretų paroda Pažvelk į mane. Kėdainių Senamiesčio teatras pakvietė į spektaklio Ambicija premjerą. Lietuvos miškuose daugėja saugomų gyvūnų, lūšių, stumbrų, jau pastebimi ir rudieji lokiai, nemažai stirnų, briedžių, šernų, kurie padaro žalą pasėliams, sodo augalams už 10 000 eurų. Kiekvienais metais Kėdainių rajono savivaldybė nuo birželio 1 iki Liepos 1 renka paraiškas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti, kompensuoti. Paraiškas gali teikti, nebūtinai ūkininkai, gali teikti bet kokios žemės savininkas, valdytojas ar naudotojas, jeigu tame žemės sklype nėra medžioklė draudžiama. Šiuo atveju arba pats žmogus uždraudęs medžioti, arba tai yra nemedžiojami plotai, tai gyvenvietės, miestas, sodų teritorija, kur medžioklė apskritai yra draudžiama. Tai kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ir naudotojas gali prašyti net 13 rūšių prevencijos priemonėms kompensacijų. Tačiau populiariausios daug metų yra 3. Tai yra tvorų tvėrimas apsaugant laukus nuo medžiojamųjų gyvūnų, tai yra nuo stumbrų, nuo elnių, šernų ir kitų gyvūnų. Taip pat repelentų naudojimas, kai miško sodmenys yra aptepami specialiomis atbaidinančiomis medžiagomis, kurių kad neėstų laukiniai gyvūnai. Ir dar viena priemonė, kuri populiari yra, tai apsaugos nuo vilkų priemonės, tai dažniausiai yra elektriniai piemenys, kurie apsaugo ganomas avis laukose. Šitoms priemonėms kompensuoti yra naudojami aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, tai būtent iš mokesčių, kuriuos medžiotojų klubai sumoka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Ta suma kiekvienais metais kinta ir, pavyzdžiui, 2025 buvo skirta 57 200 eurų. Pernai turėjom 9 paraiškas šitai sumai, iš tų 9 paraiškų 7 pareiškėjai tvėrė tvoras, o 2 naudojo repelentus. Be abejo, visus pinigus panaudojo, apdorojo repelentais 10 hektarų miško želdinių, o tvoromis užtvėrė daugiau kaip 100 hektarų, bet esmė tai yra turbūt kiek kilometrų, tai yra 14,1 km tvorų Kėdainių rajone atsirado naujų. Metais anksčiau, 2024 buvo užtverta net beveik 200 hektarų žemės, tačiau tvorų ilgis buvo netiek ir daug didesnis, 16 km. Tai daug kas priklauso nuo laukų konfiguracijos, pamiškių formos ir taip toliau. Šiemet numatyta paskirti 62 700 eurų. Kol kas paraiškos renkamos, tad komentuoti, kiek gali būti pareiškėjus, yra labai sunku, bet ūkininkai ir miško savininkai tikrai skambina, domisi, tačiau labai neaktyviai kol kas neša paraiškas. Kitos priemonės tai gali būti papildomas elninių žvėrių šėrimas miške, gali būti visokios laižomos druskos įsigijimas, kad pagerinti gyvūnams ir jie nenorėtų eiti į dirbamus laukus. Taip pat įvairios natūralios mitybos priemonės, tai yra įvairių žolių arba krūmų sodinimas, bet šios visos priemonės yra labai nepopuliarios ir bent jau per 5 metus pastaruosius tai tikrai nėra kas nors kreipęsis. Globėjų savaitės metu Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje atidaryta globojamo vaikų fotoportretų paroda Pažvelk į mane, kuri kviečia stabtelti ir pažvelgti ne į vaiko istoriją, o į patį, į jo svajones,
stiprybę, unikalumą ir troškimą būti matomam, išgirstam bei priimtam. Tai tradiciškai Kėdainių pagalbos šeimai centras, globos centras jau 6. kartą organizuoja vaikų fotografijų parodą. Ir šiemet tai yra unikali paroda tuo, kad veidrodžiuose gaudome ne vaiko atspindį, o gaudome jų istoriją, jų patirtis. Ir norime žmonėms parodyti, sugriauti stereotipus, kad iš tikrųjų tobulų vaikų nėra ir jų niekada nebus, bet yra tokie, kuriems reikia mūsų, kuriems reikia atliepti poreikius, pamatyti jų patirtis, būti tiesiog šalia ir gyventi kartu, pamatyti, kartu mylėti, kartu svajoti ir atverti naujas duris į jų ateitį. Džiaugiamės, kad šiai dienai turime tikrai didelę globėjų bendruomenę, turime 69 globojančias šeimas, 4 budinčius globotojus ir 1 nuolatinę globotoją, bei 2 šeimynas, kurios atveria širdis vaikams netekusiems tėvų globos, bet surasti tuos vienintelius tikrai yra nelengvas kelias. Kiekvienas globėjas turi praeiti mokymus, kai aš sakau tam tikrą pratybų stovyklą, kad galėtų ir pats įsivertinti, ar gebės panešti vaiko, kai aš sakau karinę kuprinę, kurioje yra traumų, negatyvių patirčių, ar gebės padėti išgyti jam ir atverti naujas duris į jo svajonių pasaulį. Vienybė draugų, be rėmėjų pagalbos irgi būtų sunku vieniems tai padaryti. Be abejo, tai stiprybė yra tai, kad sako, kad jei nori eiti trumpai, eik vienas, bet jei nori eiti ilgai, reikia tau komandos. Tai vat globos centro komanda padeda globėjams, padeda ambasadoriai, padeda partneriai, kurie vat ir būrėsi kartu į tuos renginius. Taip pat globėjams didelė pagalba yra specialistai bei savitarpio pagalbos grupės, kurie ir vienas kitam padeda. Jie būrėsi į mažas bendruomenės, dalinasi patirtimi ir vienas kitą taip stiprina. Juk drąsiau, kai keliu eini ne vienas, o turi pagalbą, ramstį, draugo ranką. Ir globos centro specialistas neina į vienas, į lauko mūšį, nes atestuoti asmenys, psichologai, globos koordinatoriai vienyje jėgas ir sprendžia gyvenimo pametėtus iššūkius kartu. Ir tikrai labai draugiškas kolektyvas. Ir džiugu tai, kad kaitos praktiškai jame nėra. Parodos nuotraukose vaikai žvelgia į savo atspindį veidrodyje. Šis simbolinis motyvas primena, kad kiekvienas vaikas nori būti priimtas toks, koks yra. Ir kad jo vertė nepriklauso nuo tobulumo. Kiekvienas fotoportretas pasakoja savitą istoriją apie vaikystę, viltį, augimą ir galimybę atrasti save. Parodos autorius fotografas Arvydas Kantautas. Jau 6 metai, kaip draugauju su pagalbai šeimai centru ir kiekvienais metais vis skirtingai sugalvoja kažkokią tematiką padaryti globėjų ir globotinių parodas. Tai šiemet buvo tema su veidrodžiais, kas buvo irgi taip įdomus iššūkis padaryti įamžint vaikus, jų žvilgsnius, jų mąstyseną perteikti į nuotraukas. Na tai ne pirmas projektas ir jau pats matai, kaip tie vaikai tiek džiaugiasi globėjais, tiek jų pasikeitusių gyvenimų. Taip, nes realiai daug tokių, kaip prieš 6 metus pradėjau, vieni buvo dar mažesni, dabar jau po 6 metų jau išėję į suaugusių gyvenimą yra ir matai, kaip jie nuo tų padaužiukų jau patampa jau suaugę, solidus, jau visai kitokie žmonės. Ar veidrodis perteikia tas jų nuotaikas? Aš taip tikiuosi, kad perteikia. Bent jau kiek girdėjau atsiliepimų, tai šita paroda yra jau tokia gražiausia. Nors, kiek atsimenu, ir Lifosos kalnuose ten darėm su globėjais, pernai buvo juodai baltas žvilgsnis, tik tai šita jau kitokia. Svarbiausia, kad patys vaikai galėtų pasidžiaugti savo, nes tai vis tiek, tai lieka istorijai, tai lieka atsiminimams, jie galės matyti, kokie jie buvo ir kokie jie tapo.
Na, turbūt ir nepaprasta buvo, tiesiog vaikai ne visi ir mėgsta fotografuotis, globėjai vėlgi, ir tas nuotaikas pagauti, kada jie nusiramina, kada jie atsipalaiduoja. Iš tikrųjų yra sudėtinga, nes visus surinkti vieną vietą yra labai problematiška ir kada jų yra daug, kai sueina, tai jau turi toksai biškai konvejeris, bet vat, iš to konvejerio vis tiek, įgūdžiai yra, kad vis tiek pamatai, taip pasistatai ir paskui jau iš tų, kiek jau prišaudai tų kadrų, jau tada atsirenkam, kurie kas geresni yra, kurie užkabina ir tada jau tik belieka spausdinti ir įrėminti. Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė džiaugiasi, kad galų gale po ilgų ieškojimų, nusivylimų ir Kėdainiai turi senamiesčio teatrą. Išsipildė ir mūsų kultūros centro svajonė, nes atrodo Kėdainiai ir neturim teatro. Tai aš nežinau, kaip kiti žmonės Kėdainiuose svajojo, ar reikalingas Kėdainiuose teatras, bet aš kaip įstaigos vadovas ir mano visas kolektyvas, mes tikrai labai pasikalbėdavom ir sakydavom, kad mums būtų labai smagu kultūros centre turėti teatrą. Ir ta istorija taip atsitiko, kad kai rašėme projektą kultūros sostiniai laimėti ir atrodo, ką čia dar įrašyti, nes norisi, kad ir kažkokia išliekamoji vertė liktų. Ir tada sakau taip, garsiai, taip net nežinau, ar pagalvojus rimtai, sakau, mes turime turėti senamiesčio teatrą. Ir taip suklusom visi, bet buvo jau pasakyta. Ir tada, kaip sako, kartais, kai garsiai svajonė išreiškia, jį ir pildosi. Tada jau toliau sekantis veiksmai, tai tikrai savivaldybė mus palaikė, kad reikia to teatro. Tada paskelbėm konkursą, nes reikia režisieriaus. Ir iš tikrųjų labai sunkiai, bet atsirado 4 kandidatai, tai turėjome pokalbius ir bandėm suprasti, ieškoti, kaip čia galėtų jisai tas režisierius kurti tą teatrą Kėdainiuose. Tai aišku, jie nėra kėdainiečiai, tai supratom, kad neprivažinėsi. Tiesiog žmogus turi čia gyventi, nes teatro tai nėra. Jį reikia ateiti ir jį reikia sukurti. Ir Adomas atvažiavo su gitara, pakeliui iš Klaipėdos į Vilnių, pagrojo ir sako, aš norėčiau pabandyti. Bet sakau, Adomai, irgi tas atstumas, jisai sako, tai man ne bėda. Aš kraustysiuosi į Kėdainius, sako, aš puikiai suprantu. Ir kažkaip mes taip įsiskyrėm, kaip ir aš pagalvoti, ir jisai pagalvoti. Ir jisai man skambina, turbūt buvo birželio kažkur tai į pabaigą. Tai gerai, sako, aš jau nuo Liepos 1 galiu pradėti dirbti. Ir aš taip galvoju, patalpų neturime, mes dar nebuvom čia prisikėlę. Žmonių teatro, tikrai irgi neturime. Turim tą tokį skambų pavadinimą senamiesčio teatras, bet jau viskas. Taip, Adomas, metai laiko atvažiavo pas mus į Kėdainius ir aš tikrai netikėjau ir net tokios užduoties jam nebuvo duota, kad jisai praktiškai čia gal, kada jau galėjo pradėti repeticijas daryti, tai turbūt pusmetis koks, kad jisai šiais metais savo tų metų darbingume sukurs teatrą. Gal labiau buvo apie tai, kad jis prisidės prie renginių, galbūt kiek jau tų aktorių atsiras, jie labiau įsipins į renginius, kažkokie etiudai, kažkokie teatriniai žaidimai, bet šiandien yra premjera. Tai va, senamiesčio teatras ir mūsų režisierius Adomas Stančikas. Aš nuoširdžiai linkiu iš tikrųjų sėkmės, augti, dalintis ir tikrai labai tikiu tuo teatru, labai pati tikiu ir tikiu režisierium. Ir jeigu iš tikrųjų ir toliau viskas vyks, kaip suprantu, kaip režisierius turi savo matymą, kaip aktoriai, kaip jie patikės režisierium, nes čia nei režisierius vienas negali būti be aktorių, nei aktoriai negali būti be režisieriaus.
Tai labai tikiuosi, kad tų premjerų Kėdainiuose bus labai daug. Žinomas aktorius, režisierius Adomas Stančikas pasakojo, kad nuo idėjos įkurti teatrą iki jau pirmųjų vaisių buvo ilgas kelias ir daug kartų norėjusi nuleisti rankas ir pasitraukti, bet šiandien jis turi nuostabų 15 aktorių kolektyvą. Iššūkis buvo, aš čia jau vienu metu galvojau, kad netgi spjausiu ant jūsų to miesto, bet fainai, kad miestiečiai visgi pajuto tą energiją ir norą dalyvauti. Ir štai mes jau šiandien turim premjerą. Ta ambicija žaidė, dėl to tas spektaklis ir vadinasi ambicija, nes čia mes tikrai daug tų ambicijų sudėjom. Buvo visko, buvo ir atkritimų, ir sugrįžimų, ir vėl iškritimų, ir vėl sugrįžimų. Nu, žodžiu, įdomus, beprotiškai procesas, kuris ir atvedė šiandien į tai, ką mes matysime. Aš labai džiaugiuosi, kad pavyko suvienyti su įvairių profesijų, įvairių amžių žmonės ir kad jie atranda čia save teatre, kad pradeda jausti malonumą vaidinant. Tai yra, man atrodo, didelis iššūkis buvo ir didelis pasiekimas, kad žmonės tikrai jau gali kažkur pretenduoti jau ir, sakykime, ir tą spektaklio vardą ir į teatro trupės vardą. Vieni jau turi susitikimą su žiūrovais, o kitiem tai bus pirmas kartas. Labai džiaugiuosi, kad yra visokių žmonių, kad yra ir pažengusi, ir pradedančių, ir labai smagu matyti tą pažangą, kurie įvyko nuo pirmųjų susitikimų iki dabartinio varianto, kad žmonės tikrai paaugo, pasisėmė, subrendo kai kurie, rado save kaip aktorius. Žodžiu, vyko gražus procesai ir rezultatai, manau, šiandien viską tą parodys ir tą Tomasgą jau labai viskas čia pat. Kėdainių Senamiesčio teatras jau pristatė pirmąjį spektaklį Ambicija pagal Česlovo Milošo abėcėlę, kurioje veiksmas, judesys, daug simbolių, pasakojimų, nedaug teksto, bet supratimas apie šiandieninį pasaulį, kuris deja nėra vien tik tai šviesus ir baltas. Čia, sakyčiau, kaip šachmatų lenta, šachmatų žaidimas. Kiekvienas ėjimas diktavo kažkokį kitą ėjimą ir žiūrovai visą tai pamatys, aš manau, kiek ten pagaus tos filosofijos, kiek patys pasisems tos filosofijos, o kiek tiesiog to pramoginio pobūdžio, mes pamatysim. Šiandien labai tikrai noriu sužinoti, laukiu beprotiškai žiūrovų reakcijos, salės reakcijos, ne pavienių žmonių, o visos bendruomenės reakcijų. Galbūt neėmėm to, sakykime, specialaus kažkokio tai pjesinio žanro, o patys darėme tą scenarijų. Tai gal čia yra tas iššūkis buvo didžiausias, paimti pamastymų ir ten kažkokį biografijų rinkinį ir padaryti iš jo scenarijų, kuris atitiktų mūsų vizijas, mūsų temą, mūsų idėjas. Ambicija, tai visa tai šiandien. Tikrai galiu pasidžiaugti, generalinė repeticija pavyko pakankamai sklandžiai, šiandien, manau, dar pasitems ir turėsim tikrai tą perfect seriją. Spektaklyje Ambicija nėra daug Česlovo Milošo tekstų, bet atrinktieji ir apie tai, kas svarbiausia. Žodžius įspūdingai papildo universaliai teatro ir žmonijos kalba, veido išraiškos, judesys, muzika, šviesos, šešėliai. Pasakojo žiūrovai po premjeros. Plačiau apie Senamiesčio teatrą ir spektaklio Ambicija premjerą jau šį sekmadienį Liepos 5 per Kėdainių televiziją 20:30 laidoje Susitikimai.